Labas vakaras, kolektyvas. Taigi, šią savaitę buvo nauja strategija. Jinai man visai nepatiko, iš tikrųjų, tai pasakykime. Tačiau ją galima tikrai naudoti. Pataikymas gavosi pas mane 40%, 5 treidai buvo atlikti, 2 sėkmingi. Risk rewardas irgi sviruojantis. Iš tikrųjų pamatysite, kokią strategiją galėsit bandyti prisitaikyti. Taipogi, ko noriu pasidžiaugti, kad šią savaitę ir premium grupė užžydėjo, iš tikrųjų, free tradas nepasiteisino, nepykit, būna, Forexas, taipogi Discord'e laisvas chatas, visi nariai gali bendrauti, tad labai džiaugiuosi ir tie, kurie turi klausimų, visą laiką klausim, bendravom, padėsim ir taip toliau. Judame prie strategijos ir važiuojam. Taigi, pirmasis dalykas, kaip visados, nueiname mes į TradingView'ą. Jeigu nežinot, kas yra TradingView'as, arba nežinot, kaip jo naudotis, pasižiūrim šitą video, būtinai visą peržiūrėjom, jei turite klausimų, komentuojam. Kaip visą laiką. Tai nueinam į TradingView'ą ir kaip visada einame mes į indikatorius. Ir naudosime 2 indikatorius, taigi EMA, pirmasis, nusistatome EMA prie 200. Kaip visą laiką, iš tikrųjų, kas nežinote, vėlgi, šitas video, pasižiūrėkit apie Moving Average, šitą teoriją reikia mokėti, iš tikrųjų, ir šitas vienas iš pagrindinių indikatorių, kuriuos tikrai galima naudoti savo strategijose. Inputai 200 vadinasi, stylą galime pasiryškinti, čia, kaip sakau, priklauso nuo jūsų. Antrasis indikatorius bus EMA Ribbon Crypt by FSKRPT. Apie 3000 narių daugiau naudoja. Vieną kartą paspaudžiame ir turime mes štai tokią spalvų gamą, taip įsireiškime. Ir strategija labai paprasta. Mūsų strategija žaidžiasi su EMA viršutiniu, tai yra geltonu, ir su mūsų visais kitais likusiais. Dabar taip. Kas mums yra aktualu, jog šitas mūsų ribonas būtų virš 200 emos. Tokiu atveju mes ieškosime long pozicijos. Jeigu jisai būtų apačioje, mes ieškotume short pozicijos. Tai kaip ir aišku, sekame trendą ir ieškome galimybės įeiti. Dabar įėjimas kada irgi priklauso. Arba kaip visas ribonas kerta mūsų EMA 200, arba jeigu įvyksta tokia panaši situacija, kad lygiai jisai čia kilo, tada buvo backupas, kaip matote, mūsų EMA 20, geltona ryški linija, nusileido žemiau visų kitų ir vėl pakilo. Krosindama visas, šitoje vietoje jinai krosino, šitoje vietoje man pasirodė gera galimybė įeiti long poziciją. Taigi dabar pasižiūrime. Čia galima turbūt greičiau žiūrėti. Kaip matote, grafikas, kad ir kertasi per mūsų EMA. Tačiau mūsų pagrindinis EMA 20, jisai nenusileidžia žemiau. Todėl galime tęsti mes treidą. Kaip matote, judėjo, daug laiko judėjo. Ir išėjimo tašką galite naudoti 2 būdais. Arba turite nusistatę risk rewardą, tarkime 1 prie 3 kaip visą laiką, arba 1 prie 2 kaip jums patogiau, arba daryti taip, kaip aš dariau ir išeiti iš treido tada, kai mūsų EMA 20 kerta visas kitas. Tada galima išeiti ir šituo atveju aš, kaip matote, turėjau 1 maždaug prie 2 risk rewardą, treidas sėkmingas, man patiko, galime bandyti toliau šią strategiją, tad su šiuo treidu aš uždirbau po 500 baksų ir judame toliau, pažiūrėsime, kaip sekėsi man ją testuojant. Taigi, antrasis treidas vėl, GBP USD, turime mes šiuo atveju short pozicijos ieškojimą. Turime, kad mūsų EMA ribonas yra žemiau negu 200 emos, reiškia, turime down trendą. Ir dabar mes ką? Žiūrime, kad mūsų EMA krosino visas į viršų, tačiau neperkopė mūsų EMUS 200. Ir vėl grįžo į apačią. Ir kaip matote, šitoje vietoje įvyko visas krosinimas ir galime pasižiūrėti, kaip sujudėjo mano short pozicija. Ir kaip matote,
hitino mano stop lossą, tačiau taip, aš kaip paprastas vėl nusistačiau tik tai 5 pipų diapazoną, kuriame galėtų mano treidas nepavykti. Iš kitos pusės galėjau savo stop lossą užsistatyti ant savo swing highaus, būčiau saugojęs, vėlgi risk rewardas netoks gaunasi. Tačiau aš pasirinkau 5, čia kaip mano rėmai buvo, ir su šituo treidu aš netekau 250 baksų, 1%. Trečiasis treidas buvo US doleris prieš Japonijos jeną. Vėl truputuką kitoks pavyzdys, kaip galima įeiti į treidus. Šituo atveju matote, kad neįvyko toks pasipriešinimas kaip anksčiau ir neįvyko toks pats persikrosinimas. Tačiau įvyko kas? Įvyko mūsų geltonos linijos krosinimas šitoje vietoje maždaug. Ir man, kad patvirtinti, aš laukiau, kol tą geltoną liniją, iš tikrųjų galbūt ir daugiau reikėjo palaukti, kol krosins mūsų trendą. Ir šitoje vietoje maždaug ties šituo kendalu mums krosino. Ir aš pagalvojau, jog čia gera galimybė įeiti mums į short poziciją. Trendas keičiasi, jeigu sėkmingai nusnaipinam, turėsime gerą pliusą. Taigi, užsidėjau čia irgi, kaip matot, didesnį take profito lygį ir važiuojau. Kaip matote, kaina jau ir visos emos krosino mūsų EMA 200, kas yra labai gerai. Tačiau kaina labai laikėsi prie mano stop losso, kas man labai nepatiko ir, kaip matote, hitino mano stop loss lygį, vėl netekau 1%, tai yra 200 baksų. Ir dėl to ir sakiau, šita strategija yra iš tikrųjų riski tokie ganėtinai, bet jos risk rewardas yra geras, nes risk rewardą tu sėdi iki to laiko, kol turime mūsų emos persikryžimus. Pamatysit, parodysiu, jeigu ką dar pavyzdį, ką aš stengiausi padaryti šią savaitę. Jeigu ieškote, kur pradėti savo Forexo kelionę, nueinate į juškefx.com, pasirenkate brokerius ir visi treidai testuojant šią strategiją buvo pasirinktas pirmasis brokeris. Spaudžiate, prisiregistruojate, labai lengva registracija. Ketvirtasis treidas vėl, GBP USD, mano para ir turime vėlgi panašią situaciją. EMA 20 persikrosino ir tada perkrosino mūsų EMA 200 ir šitoje vietoje galėjau iš tikrųjų eiti anksčiau, tačiau nepastebėjau. Tai va, įėjau šitoje vietoje, vėlgi, kaip matote, 5 mano stop lossas nustatytas ir ko aš iš tikrųjų taikiausi su šita strategija, tai yra 1:10 risk reward ratio. Didžiulis, žvėriškai didžiulis ir jį sudėtinga ganėtinai pasiekti iš tikrųjų, bet įmanom, nes penktadienį aš kaip žiūrėjau tokį lengvą, bet testą dariau, žiūrėjausi, tai pagal šitą strategiją dirbant, risk rewardas buvo 1:24. Tu įsivaizduoji, kad įmanoma tai pasiekti. Ta prasme, 1:24, kol mūsų emos viršuje, ten, kur jau net nesimatytų, čia persikrosino. Ir tada būtų galima išeiti iš treidų. Tai, vat, mano toks buvo tikslas, ne 24 taikiausi 1:10, tačiau tai va, judame į treidą ir žiūrime. Iš karto buvo stiprus kritimas, kas man labai patiko. Ir treidas stipriai ėjo į apačią ir galvojau pasieksiu. Tačiau, kaip matote, prasidėjo konsolidacija, prasidėjo visas tas kainų sprendimas. Ir maždaug šitoje vietoje, kai pradėjo krosintis, aš išėjau iš treidų. Ir čia man gavosi maždaug 1:5 ar 1:4. Kažkas iš tos serijos risk reward rationas ir su šiuo treidu aš uždirbau štuką 200 baksų. Tai visai neblogai. Tai va, dėl to šita strategija yra ganėtinai stipri, tačiau skalpinant ir žaidžiant minutiniam grafike reikia čia sėdėti ir žiūrėti. Čia jau alertais gali bandyti nusistatyti, bet reikia žiūrėti. Ir paskutinis treidas penktadienį atlikau apie pietus GBP USD. Kaip matote, turim vėlgi tą patį. Krosinimas, lengvas stumimas, pušinimas į viršų, tad galvojau judam treidu. Ir šitas treidas pradėjo truputuką judėti virš, tada į apačią ir ganėtinai greitai hitina mano stop lossą, pusę valandos galbūt. Vėl turime 1% minuso, tai yra 200 baksų. Tačiau overall'e 5 treidai, tai
neypatingai gerai, tačiau turime plius. Tik tai, kad šitas traidas biški minusų davė. Kaip ir sakiau, bendrai paėmų strategija tokia, tačiau pagavus gerą bangą ir sėdint, čia per kelias valandas tu gali pasiekti tą 1:10 į skreboardą. Jisai žvėriškai per didelis iš tikrųjų, bet galima tą padaryti, jeigu tik tai noro yra. Ir šita strategija tokia labai primityvi, sakyčiau. Tačiau iš jos galima padaryti plius. Tikrai galim. Netgi man 2 treidai suėjo, tačiau vienas su geru risk reward ratio gavosi ir turiu finale plius. Todėl, kad ir mažas pataikymas, tačiau tu pataikyk vieną su geru risk rewardu, tu būsi plius. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, jungiamės į Discordą, Discordas atviras pokalbiams, klausiam, dalyvaujam, bendraujam, padedam vieni kitiems ir kūrėme Forexo bendruomenę. Bye bye.